Šiandien studijuokime Dievo žodžius temą dangiškoji šeima ir žemiškoji šeima, liudijama Biblijoje. Dievas žemėje sukūrė daugybę sistemų, atitinkančių dangiškųjų sistemų pavyzdį. Tarp jų šeimos sistema. Šeimos sistema žemėje sukurta kaip šeimos sistemos danguje kopija. Šiandien per Bibliją patvirtinkime kiekvieną šeimos narį vieną po kito. Pradėkime pažvelgdami į žemėje egzistuojančias šeimas. Tarp daugybės žemės sistemų šeimos sistema yra dangaus šeimos sistemos kopija ir šešėlis. Panagrinėkime šią temą. Žemės šeimos sistemoje yra tėvas, tiesa? Tad argi nemanote, kad šeimos sistemoje danguje taip pat turi būti tėvas? Jei šioje žemėje, fizinėme kopijų ir šešėlių pasaulyje, yra tėvas, tai dvasinėme tikrovės pasaulyje, danguje, kuris yra tikrovės pasaulis, taip pat turi būti tėvas. Pažiūrėkime, ar tėvas egzistuoja, atsiverstami Mato 6 skyrius 9 eilutė. Jame parašyta: todėl melskitės taip. Kas? Tėve mūsų, kuris esi danguje. Dar kartą galime patvirtinti faktą, kad fizinėje šeimoje egzistuoja tėvas ir jis yra tos šeimos atstovas. Lygiai taip pat dvasinėje šeimoje turi būti tėvas, kuris egzistuoja dvasinėme pasaulyje, į kurį einame. Žemės, tai yra fizinio pasaulio šeimos santykiuose, kad egzistuotų tėvas, turi būti vaikai. Taip pat ir šeimos santykiuose danguje, kuris yra dvasinis pasaulis, argi neturėtų būti vaikų, kurie vadina Dievą tėvu? Be abejo yra vaikai. Pažvelkime į 2 Korintiečiams 6 skyrių. 6 skyriaus 17 eilutė. Todėl, išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako Viešpats, ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums. Kas? Tėvas, o jūs būsite man sūnus ir dukterys, taip sako visagalis Viešpats. Kaip ir šioje žemėje yra fiziniai tėvai bei jų fiziniai vaikai. Biblija, remdamasi kopijos ir tikrovės santykių, moko, kad dangaus karalystėje turi būti dvasinis tėvas ir jo dvasiniai vaikai. Fizinę šeimą sudaro tėvas bei broliai ir seserys. Tačiau ko trūksta, kad šeima būtų visiška? Turi būti ir motina. Remdamiesi fizinės šeimos kopiją, galime suprasti, kad dvasinėje šeimoje turi būti ne tik tėvas ir vaikai, bet ir motina. Taip Biblija liudija apie motiną. Pažiūrėkime, ar Biblijoje minima motina, atsiverskime kartu laiško Galatams 4 skyriaus 26 eilutę. Bet aukštybių Jeruzalė, čia aukštybių reiškia danguje, laisva ir ji yra mūsų motina. Biblija pateikia aiškų mokymą. 27 eilutė. Nes parašyta: pralinksmėk nevaisingoji, kuri negimdai, šūkauk ir džiūgauk, nepažinusi kentėjimų. Juk apleistoji turi daug vaikų, daugiau negu turinčioji vyrą. Jūs, broliai, esate. Kokiegi vaikai? Pažado vaikai nelyginant Izaokas. Pasak 1 Jono laiško 2 skyriaus 25 eilutės, šis pažadas yra amžinasis gyvenimas, tai reiškia, kad Dievas mums davė amžinojo gyvenimo pažadą. Visos sistemos žemėje yra dangiškosios sistemos, kuri yra tikrovė, kopija. Tai, kas šioje žemėje kopijų ir šešėlių pasaulyje, suteikia vaikams gyvybę. Kasgi danguje turėtų suteikti vaikams amžinąjį gyvenimą? Argi ne mūsų motina mums suteikia amžinąjį gyvenimą? Kokiais mes esame vadinami vaikais? Esame vadinami pažado vaikais. Skaitykime toliau 29 eilutę. Bet kaip tada gimusis pagal kūną persekiojo gimusi pagal dvasią, taip ir dabar. O kągi sako raštas? Išvaryk vergę ir jos sūnų, nes vergės sūnus negaus palikimo kartu su laisvosios sūnumi.
Štai kodėl, broliai, mes esame ne vergės vaikai, bet kas? Laisvosios. Laiške Galatams 4 skyriuje 26 eilutėje sakoma, aukštybių Jeruzalė laisva. Koks tada mūsų santykis su laisva moterimi? Mes esame jos vaikai. Kitaip tariant, kas mums yra aukštybių Jeruzalė, laisva moteris? Biblija moko, kad ši laisva moteris reiškia mūsų amžinąją motiną. Esame tėvo ir motinos vaikai, vieni kitiems broliai ir seserys. Tada turime įžengti į dangų ne vieni, bet kartu su savo broliais ir seserimis. Tikiuosi, kad visi būsime gražus Jono broliai ir seserys, neprarasdami ne vieno dangiškosios šeimos nario. Suraskime juos visus ir su dangiškąja motina grįžkime į savo amžinuosius namus, dangaus karalystę, kur yra tėvas, ir mėgaukimės amžinojo gyvenimo palaimą. Tikėdamasis, kad šiandien gavote daug malonės iš Dievo žodžio, norėčiau baigti pamokslą. Labai ačiū.